Štai mano vežimėlis tuščias, mano BMW, aš nesėdžiu savo BMW. Pažiūrėkit, koksai grožis. Koksai grožis. Mes esame Kalifornijoje esantis, yra toksai ežeras Lake Tahoe, apie kurį aplink jį reikia apvažiuoti 2 valandas. Įspūdingo grožio kalnai, įspūdingo grožio vieta. Mano gimtadienį su Andželika atvažiavom tiesiog pabėgti nuo kasdienybės ir žinot, kai aš žiūriu iš tą vaizdą, mes jau čia sėdim valandą kokią, grožime šituo vaizdu ir bežiūrėdama jį man kilo įkvėpimas pasidalinti su jumis kai kuriom mintim, kurios mane labai stipriai įgalino ir noriu tiesiog perduoti jum, kas padeda kaip tai, ant ko tu koncentruojasi ir dėkingumo galia, kokią didžiulę galią iš tikrųjų turi tame, kaip mes jaučiamės, todėl kad tai pakeičia perspektyvą, ką mes matome situacijoje. Ir tai, kaip mes jaučiamės. Dabar, aš žinau, čia sėdžiu, žiūriu į tuos visus laivelius, kajakus, žmonės čia plaukioja ir įvairiausi sporto šakos vandens ir maudosi jie čionai. Ir aš paprastai aš esu labai tokia, kaip pasakyti, nuotykius mėgstu. Ir aš sėdžiu ir aš žiūriu, aš plaukčiau su kajakais iš tikrųjų. Va ir į šitą speedboat, kur greitai plaukioja čia tie laivai. Aš sėčiau į tą ir važiuočiau čionai ir va tą ir daryčiau, bet visą laiką tarsi atsitrenkiu į sieną, negaliu, nėra kojų. Aš negaliu įlipti į valtį, aš negaliu įlipti į kajaką, nors vieną kartą, kol dirbau, mes San Franciske plaukojom su kajakais, labai patiko tarp kitko. Tai aš labai norėčiau, žinot, ir tą daryčiau, ir su tuo plaukčiau, ir taip plaukčiau, ir pati eičiau maudytis, nors sako, kad ir šaltas vanduo. Va, pažiūrėkit, matot, kaip tyčia plaukia, labai norėčiau su jais plaukti, bet visą laiką, kaip sakau, kaip asirinkiu šitą sieną, kad negali, nėra kojų, negali įlipti, negali to padaryti. Ir žinot, ir čia yra ir tas triukas, kad jeigu aš koncentruočiausi į tai, kad aš negaliu, aš koncentruočiausi į tai, ką aš noriu padaryti, bet negaliu, ką aš norėčiau turėti, bet neturiu ir negaliu turėti, aš jaučiuosi labai blogai. Ir turbūt man neteiktų džiaugsmą tai, kad aš sėdžiu ir žiūriu į tą įspūdingo grožio vaizdą, turbūt ir nesidžiaugčiau šią dieną. Bet vieną kartą kažkada tai aš išgirdau, kaip Tony Robbins, man atrodo, pasakė, kad niekada nepamiršk, iš kur tu atėjai. Na, čia pažodžiu išverstas, mintis ta, kad niekada nepamiršk, iš kokios gilios duobės tu išėjai. Kur tu buvai ir kaip su Dievo pagalba tu sugebėjai išlipti. Nepamiršk to, nes mes labai lengvai priprantame prie gerų dalykų. Nes labai greitai priprantame prie to, kas yra lengva, kas yra gerai ir mes jau nebevertiname to, ką turime. Ir, žinot, aš kažkaip pasigrėbiau tą mintį ir dabar, netgi sėdint, aš tiesiog suvokiu, kad jeigu aš koncentruočiausi į tai, ko aš negaliu, ko aš neturiu, man būtų turbūt nemiela šita diena. Bet žinant tą tokį triuką, sakykime, kad tiesiog pakeisti minčių pobūdį.
pakeisti tai, į ką tu koncentruojasi ir už ką tu esi dėkingas. Ir aš tiesiog pati valdau savo mąstymo būdą ir aš pasižiūriu į šitą vaizdą ir tai yra tiesiog kvapą gniaužiantis vaizdas, tie kalnai, sniegas, kol laukia apie 30 laipsnių karščio, tai yra įspūdinga ir aš tiesiog, žinot, sėdim mes su Andželika ir Lėjau, jie čionai gražiai mėgalėjau kaip baby. Ir į tos pušis žiūri, žinot, ir aš tikrai džiaugiuosi šitą dieną. Aš džiaugiuosi, kad aš ne vežimėlėje, aš sėdžiu kitoj kėdėj, kuri yra pritaikyta pliažui. Aš galiu išlipti, aš galiu judėti, aš galiu džiaugtis, galiausiai aš galiu būti šitam nuostabiam žemės kampelyje, kur žmonės iš viso pasaulio susivažiuoja, kad pažiūrėti iš tą grožį. Ir tada visai kitaip aš matau, visai kitą perspektyvą tos situacijos, ką aš matau ir už ką aš esu dėkinga, tai tikrai pakeičia tą vidinį jausmą. Tai va, ir tiesiog norėjau su jumis pasidalinti, aš savo mąstymo būdą taip valdau jau daugelį metų ir tai iš tikrųjų labai labai stipriai įgalina, labai padeda. Nes, kaip ir minėjau, mes galime labai lengvai priprasti prie gero ir pradėti skųstis dalykų, kurie iš tikrųjų yra nereikšmingi. Mes galim net ir taip sugebėti padaryti. Tad kreipkite dėmesį į tai, ką turite, o turite iš tikrųjų labai labai daug, ką jūs galite padaryti, o galite iš tikrųjų labai labai daug. Ir tiesiog koncentruokitės į tai, už ką esate dėkingi ir nepamiršti tos gilios duobės, iš kurios išlipai, nes kažkada tai buvo blogiau negu dabar. Tai va. Tokios mano mintis. Jeigu Dievas jūs palaimina, pažiūrėkit, koksai grožis. Ir tada atsisveikinsiu iki kito karto, kada turėsiu kažkuo pasidalinti.